Hallo, heute nehmen wir die Runde das Thema Perfekt. Das Perfekt yra sutartinis būtasis laikas. Būtasis laikas šnekamosios kalbos. Em, Kaip sudaromas perfektas? Haben sein plus Partizip 2. Haben sein plus Partizip 2. Partizip 2 ist ja für schwache und starke Verben. Schwache Verben, Präfix G und Endung T. Wohnen, gewohnt, suchen, gesucht, kaufen, gekauft, lernen, gelernt ir taip toliau. Es gibt die Verben auf ihren. Telefonieren, studieren, absolvieren, marschieren, diskutieren. Partizip 2 nuo šitų veiksmažodžių tik su galūne T. Telefonieren, telefoniert. Studieren, studiert. Absolvieren, absolviert ir taip toliau. Čia irgi labai svarbus dalykas, kadangi jeigu jūs sakysit, kalbėsit, jūs kitaip nepadarysit. Vis tiek telefonieren, telefonirt girdėtas žodis. Bet jeigu jūs nekalbėsit, o tik rašysit, ranka rašo bet ką. Ir jeigu taip iš teorijos priesaga G turi būti, tai ranka rašo visur. Reikia žiūrėti į veiksmažodžio ir galūnę, ne? Auf ihren veiksmažodžiai. Čia tarptautiniai. Studieren, studiert, telefonieren, telefoniert ir taip toliau. Trennbare Verben. Einkaufen. Jeigu veiksmažodis ir atskiriamasis priešdėlis yra, ne? Tai bus priesaga G tarp eingekauft, aufstehen, aufgestanden, ja? Ausgeben, ausgegeben. Čia jeigu silpnas, für schwache Verben, jeigu silpnas veiksmažodis. Stipriųjų veiksmažodžių formos reikia, kaip ir anglų kalboj, reikia imti lentelę ir išmokti, ne? Gehen, gegangen, stehen, gestanden, lesen, gelesen, fahren, gefahren, kommen, gekommen, yra stipriųjų veiksmažodžių formos. Mes negalim savarankiškai padaryti. Čia bus priesaga G, galūnė N ir šakny gali keistis veiksmažodis. Pavyzdžiui, fahren, gefahren, trinken, getrunken, gewinnen, gewonnen. Tik dar pats svarbiausias dalykas ir šitas laikas nesunkiai eina, kadangi pagrindinis veiksmažodis stovi formoje Partizip 2, šita forma Partizip 2 stovi sakinio gale ir nesikeičia. Asmenuot, keist šitos formos nereikia. Asmenuojasi tik pagalbiniai veiksmažodžiai sein arba haben. Kada mes turim vartoti sein, o kada haben? Sein mes vartojam, kai yra judėjimas, bet judėjimas iš punkto A į punktą B.
ane, va toks judėjimas. Jeigu mes, pavyzdžiui, ten atidarom langą arba dar kažką, tai ten čia irgi kaip ir yra judėjimas, bet ne tas. Ane, judėjimas čia bus fahren važiuoti, kommen, gehen, fliegen, schwimmen. Čia nedaug tų veiksmažodžių, tik mes visada kažkur tai einam, bėgam ir taip toliau, todėl šnekamoje kalboje dažnai vartojasi su sein. Sein judėjimas. Antras dalykas, kai žmogaus būsenos pakeitimas. Šitų veiksmažodžių irgi labai mažai, nedaug. Pavyzdžiui, einschlafen, užmigti, erwachen, prabusti, ane, aufstehen. Pavyzdžiui, fallen, die Blätter fallen, lapai krenta. Tai čia bus su haben. Die Blätter haben gefallen. Ja, zum Beispiel jetzt. Aber jeigu žmogus ėjo ir nukrito, ane, pargriuvo, tai čia bus jau su sein. Skaitosi kaip būsenos pakeitimas, ane, fallen, geboren, sterben. Ir pora veiksmažodžių sein, bleiben, werden su sein. Visi kiti veiksmažodžiai perfektą sudaro su haben. Essen hat gegessen, sprechen hat gesprochen, fahren ist gefahren, singen hat gesungen, schlafen geschlafen, lesen hat gelesen. Čia vat labai gerai, kad yra ir pagalbinis veiksmažodis. Schwimmen, plaukti. Ist geschwommen, tik du veiksmažodžiai su sein, visi kiti su haben. Šitą lentelę reikia nurašyti. Reikia nurašyti, formos išmokti ir 3 sakinius sukurti. Essen hat gegessen. Pavyzdžiui, ich habe gestern, vakar, ane, ich habe gestern den Kuchen gegessen, die Suppe, Pizza gegessen. Čia paprasčiausias sakyti. Ja, lesen, hat gelesen. Ich habe gestern ein Buch gelesen. Būtinai padarykit ir sakinius. Greičiau išmoksit. Ane, present perfect. Kaip atrodo presence ir perfect. Ich kaufe heute ein. Apsipirkti, ane. Ich habe heute eingekauft. Er macht das Fenster auf. Er hat das Fenster aufgemacht. Wir nehmen Alex mit. Wir haben Alex mitgenommen. Sie packt ein Geschenk aus. Sie hat ein Geschenk ausgepackt. Hol er dich ab? Hat er dich abgeholt? Ir čia yra veiksmažodžių formų sąrašiukas, kur irgi reikia, čia vat irgi labai gerai, kad yra ir šalia pagalbinis veiksmažodis. Tai čia, kai jūs nurašysit, jūs būtinai pažymėkit aufstehen, su sein, fahren, kommen, gehen, fliegen, va čia yra judėjimas ir būsenos pakeitimas. Visi kiti su haben, ne? Tai jūs geriau išmokti, kas su sein. Ir po to visi kiti su haben. Ir šitos formos po truputį reikia išmokti. Būtasis laikas vokiečių kalboje greitai eina. Vokiečių kalboje ne su veiksmažodžiais problema arba ten sunku, nes ir tų veiksmažodžių ne tiek daug,
ir formos nesikeičia, ta particip 2 ir užtenka, ane? Tai būtieji laikai eina greitai, bet aišku, kai atidirbsi ir išmoksi. Ir kai jūs ten padirbėsit, padarysit, pakartosit, kam gal tik pakartoti. Bet iš Zoom pamokų aš pastebėjau ir nusprendžiau užrašyti šitą video pamoką, nes nu, daug kas neatsimena nei formų, nei sein haben, nei kaip atrodo sakinyje. Am Samstag ich bis 10 Uhr schlafen. Ane? Pats svarbiausias dalykas vokiečių kalboje, kad du veiksmažodžiai kartu niekada nestovi. Ir mes žinom su modaliniais, ane? Su modaliniais. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann schön singen. Ich muss Hausaufgabe machen. Negalima pasakyti kartu. Du veiksmažodžiai kartu niekada nestovi. Vienas antroje vietoje veiksnys tarinys, antras veiksmažodis keliauja į patį sakinio galą. Tai prie šitų dalykų reikia priprasti, ane formos išmokti ir žodžių tvarką. Ir viskas. Ir čia yra tas būtasis laikas šnekomosios kalbos. Tai kai viską šitą pakartosit, išmoksit, padarysit, jūs turėsit atlikti šitą pratimą, turėsit savarankiškai sein arba haben. Dar vat irgi žiūrėkit, sein arba haben nustatyti. Schlafen, čia paprastas veiksmažodis, ne judėjimas, ne būsenos pakeitimas. Einschlafen, užmigti, bet miegoti tai čia ilgas procesas, čia ne būsenos pakeitimas, nu ir ne to labiau ne judėjimas. Tai schlafen bus su haben, bet mes turim būtinai veiksnį rasti ich ir asmenuoti, kaip jis reikalauja. Negalima čia haben arba sein mesti į sakinį, ane? Mes būtinai į veiksnį turim pažiūrėti ir asmenuot veiksmažodį, nes asmenuojasi tik pagalbinis. Am Samstag habe ich bis 10 Uhr geschlafen. Ir toliau savarankiškai. Geriausiai, aišku, gal bus ir nežiūrint, reikia vat su formom, su medžiaga padirbt, o šitą pratimą jau iš galvos padaryti. Bet čia turėt po ranką formos, kad naudoti, kartoti, kalbėti, kažkur tai ir išmoksit gana greitai. Va čia yra būtasis laikas perfektas. Für heute alles. Vielen Dank. Tschüss.